Tai aš esu vis dar šitame Ethereum longe. Didžiąją dalį uždariau štai čia. Entris mano ar ne, štai čia buvo. Ir ar mes galim gauti geresnį entry negu čia? Nes blogiausiu atveju mes turėtumėm išimti šitą low ir tada gal čia range'ą vieną didelį suformuoti ar ne ir tiesiog taip range'inti kurį laiką. Labai didelis range čia būtų, bet ar mes gausim geresnį entry negu šitą? Tai kažkaip abejoju. Aš treidinu, jeigu ką, per kelis accountus, todėl dažniausiu atveju būnu atsidaręs tiek kelias Ethereum pozicijas, pavyzdžiui, tikrai man labai atrodytų nice. Nu čia, pavyzdžiui, longas ar ne, jeigu gautumėm dar va tokį dipą, trečią vietą, nes pagal struktūrą matome va tai pukšt, pukšt, čia būtų tobula, padipina ir čia būtų tobulas longas. Tai va šitoj vietoj ieškočiau ir šitoj vietoj aš jau ieškočiau longo ant kito accounto, sub accounto. O šitą palikčiau ramybėj taip, kaip yra. Nes šitas entris labai geras. Tai vat, ir daugiau ar ne, ką mes matom. Matau šitą shortą, tai realiai jis buvo iš anksčiau pažymėtas, tai šitoj vietoj jis būtų atrodęs, jis būtų atrodęs štai taip. Matome, kad biški užsilikom štai toje vietoje, ar ne biški vikinom, bet mes būtumėm ir norėję įlysti, tik kai pradedam leistis į apačią, ar ne? Tai labai geras traidas, tai kol kas šitą išimu, šitas jau įvyko, šitą longą irgi išimu ir ką mes dabar labiausiai norėtumėm treidinti, ar ne? Turim 4 valandų time frame'ų. Pasižiūrėkim. Tai mes labiausiai norėtumėm treidinti, šitą ekstremalią zoną ir norėtumėm treidinti principę šitą viką. Šitos dvi zonos. Ir šitose dviejose zonose mes norim ieškoti pirmo ar ne silpnumo, tai yra break of structure, norim open interest divo. Jeigu pavyzdžiui čia einam ir tarkim įstatom viką bent jau 15 minučių pradedant ir grįžtam atgal į zoną, tai būtų jau pirmas silpnumo ženklas, kur galime pradėti ieškoti entry ar ne, tai irgi kai užsidaro vikas šitoj zonai arba netgi žemiau. Tada 100%, kad mes turėtume išimti šitą low ar ne, patį pirmą low, kurį nuo struktūros pradžios sukūrė. Tai vat. Tai taip reiktų žiūrėti šitą reikalą, grįžtam prie 4 valandų. Kol kas matau šitas dvi zonas. Tai vat. Tai pagal tai galit ir orientuotis. O jeigu norite prisijungti prie mūsų, gauti visus treidus, gauti mokymus, užsukite į Telegramą Oskaras Trading ir ten rasit visą informaciją, galėsite tiek mums asmeniškai parašyti, tiek matyti visą ar ne, kaip mums sekasi tiesiog bendrai paėmus. Tai vat ir viskas, toks trumpas sekmadieninis update'as. Esam vidury dabar niekur, čia iš vis net nenorėčiau lysti, noriu lysti į ekstremalias zonas. Taip. Užmetam laiką, jeigu turit klausimų, parašyt komentarą ir susimatysim rytoj.